Godos Lukaitės Dzūkijos miškų peizažai. Darbai yra sukurti ant organinio stiklo atraižų. Atraižos yra surinktos, nėra pirktos. Tai gaunasi toks kaip panaudojimas dar atliekų. Ir šviesa labai didelį vaidmenį šitose darbuose atlieka, nes būtent šviesai keičiantis, keičiasi paveikslo išvaizda, kuriasi keli peizažai viename darbe. Menininkė Goda Lukaitė miniatiūras lygina su mažomis paslaptimis ir pristato 2 darbus iš ciklo Amžinesnis miškas, sukurto jos autorinė eksperimentinė technika. Šie darbai tokie kaip distopinė fantazija, kviečianti susimastyti apie gamtą, apie miškų išsaugojimą. Jie yra sukurti iš būtent plastiko atraižų, visokių išmestų, surinktų, ir juose aš vaizduoju gamtą. Ir tame plastike kaip įgalinu savo prisiminimus, kurie gyvuos ilgiau plastike būtent, jeigu nesirūpinsime gamta ir jeigu kirsime miškus, tai plastikas toj mano distopiniai fantazijai jisai gyvuos ilgiau negu gyvoji gamta.